Hello, su jumis sveikins Ričkė ir čia yra nauja vonia. Ne, čia yra kitas gyvenimas. Tai va, Ričkė grįžta į Vilnių ir ten mes gyvensime vėl, turbūt. Tai todėl dabar stoviu aš savo naujoj vonioj ir kalbu prieš veidrodį. Veidrodėlį, kas gražiausias? Tu, Ričkė. O, čia nereikia taip. Tai dėl to aš šiandien aprodysiu savo namus, naujus namus. Gyvenu jau nebe Pilaitėj, o kitur. O kur nesakysiu, nes daug fanų mane nori išbučiot galbūt. Tai dėl to trumpai mes pradedam nuo vonios, nes čia buvo veidrodis, kitur neturiu beveik. Ir tai va, dabar čia matote mano vonę. Aš pasitengsiu išeiti. Čia buvo mano yra skalbimo mašina. Aš parodysiu, kaip jį veikia kada nors. Tai bus tikrai sensacija, bet tik ne man. Čia matote mano vonę, kuri yra, paprasta, užuolaidos ir visa kita. Tai gerai, šitas baigėsi. Galiu parodyti, kur karaliai eina pėsti. Oi, pas mus šviesos net nėra. Tai va, čia mūsų karalių sostas, ant kurios sėdi ne kiekvienas karalius, tik išrinktieji. Jie gamina ne tik skanius balandėlius, bet ir kai ką kitką iš šokolado. Čia mano yra skalbimo dėžė. Čia daug batų. Turbūt teks atidaryti Ričioko gal batų kalną. Ar tai yra Ričioko kalną, arba Ričioko batai. O čia yra mūsų kabykla, kur kabinam šlapios striukės. Gerai, toliau einam. Čia matom spintą. O kas joje? Tikrai ne kad burundukas. Iš tikrųjų, čia yra mano drabužių spinta. Tai va, čia daug drabužių visokiausių. Ten irgi džinsai, batai, batų tepalas. O kitoj spinteliai gyvena graži kaimynė. Ne, iš tikrųjų, tai gyvena prieskoniai. Ir visokie kitokie ten ši. Tai va, mes jau artėjom link virtuvės. Čia arbatinukas, kuris labai garsiai ūžia. O čia kažkoks selfis. O, Lietuvos rytas pagavo mūsų selfį. O, ir aš ten esu. O, kokia graži nuotrauka. Tik nemoku parsisiųsti jos. Neleidžia man kažkodėl. O čia ant palangės mes auginam grūtą, kaip pavadinom. Jeigu žinot galaktikos sergėtojus, tai turbūt žinotumėt, kas yra grūtas. O iš tikrųjų čia yra stebuklinga pupelė, kurią tik neseniai pasodinam. Ir tikiuosi išaugs kažkas stebuklingo, jeigu jūs suprantat apie ką aš. O čia yra langas. Taip, čia langas. Jis truputį nešvarus, bet už tai koks vaizdas gražus. Tik mašinos. Ir galiu pasakyti, kad tas kiemas yra tikrai stebuklingas, nes čia gyvena daug kačių. Kas keisčiausia, kad jos visą laiką ant tų mašinų guli ir prausis. Tik dabar nėra, nes nuvariau su šluota. Čia, kaip matote, patobulinta iš ateities parsiųsta dujinė viryklė, kuriai net nereikia elektros, veikia tik su dujom. Vidus tai išvis pasaka. Čia paspaudyti yra įkiši degtuką ir užsidega. Ojei, kepsim labai daug pyragų turbūt. Ir ne tik, Tai čia va, mano kampelis, kur plaunam indus. Čia bus indų daugiau. Ten nerodysiu, ten ir visi žinot. Dar neparodžiau šaldytuvo, o gal nerodyt. Ten per daug baisu. Žiūrėkit. Oi, čia ne aš. Čia va, mano šaldytuvas. Tikrai studentiškas. Čia yra vakarykštės čili. Ne, tai ne čili, čia turėjo būti raškinys, bet iš tikrųjų ten gavosi čili sriuba. Kiaušiniai, fitness batonėlis, nes labai daug sportuojam prie kompiuterio. Nektarinai, ten pomidorai, toliau kiaušinius. Čia limonadas su skoniu ir kečupas. Tikrai mes tokie negerintis, kad šiaip progom mes laikom. Tai gerai, keliaujam gal toliau. Čia buvo mano raktai, duris, kurios yra tikrai patvarios ir tikrai mes jaučiame saugus.
Čia kelioniniai lagaminėliai, laidai, nes kartais dirbam elektrikais. Galiu parodyti savo pilnai spintą, tai yra ne mano, čia mūsų per pusę su draugu. Turim didžiulę gražią spintą, kurios neina net nuversti. Čia yra 3 šepetukai, nežinau iš kur jie atsirado, gal kažkas paliko. Čia yra toks gliukas, kad aš einu savo, negaliu net atsidžiaugti. O pasiemi ir dėlioji rankas, pirštus, viską, ką tik gali, kas telpa, aišku. O čia aš su Bartu miegu kartu. Nu, pakol kas šitoj vietoj miegu, nes neišsirinkau kitos vietos. Čia mūsų džiovykla, ant kurios niekad nieko nebūna. Čia kambarioko lova, pasiten su kaukulytėm yra, jis toksai gerėtis labai. Čia Dormeo, mes Dormeo esam fanai. O čia yra mūsų pigaus interneto modemas. Čia prasmingų gyvenimo raktas. Nu, ieškom prasmės kartais. Čia mano šmutkės. Tai yra įranga, kompiuterio pakrovėjai ir visi kiti. Čia mano grupioko jau namų darbai. Le Français bon voyage. Sors sartan, jo, taip, mes prancūzų mokinomės. Čia jo, visa technika irgi, nu ką žinau. Čia mano daiktai iš prieito būto dar neištikrauščiau, o čia, nu jau čia jau tikrai žino, čia tikrai ne vanduo. Ne, juokauju, čia vanduo. Čia, žinot, kaip būna studentams po geros nakties, tai reikia kartais atsigauti, tai tam ir turim tą vandenį. Nu, čia toliau tas pats kiemas, gražus kačiukų, kartais čia ir kačiukovas vyksta, būna nelegalų statymai, bet niekam nesakom. Nu va, taip ir baigėsi mūsų kelionė, aprodžiau net 5 kambarius, aišku, taip išėjo, kad į vieną sudėjau, tai taip ir pamatėt. O aš čia dabar stoviu prieš jūs, turiu ir dar vieną veidrodį spintoj. Aišku, aš be kelnių, kaip pastebėjote, bet jūs nepastebėjot, nes aš nerodžiau. Tai ką, linkiu geros dienos ir susitiksime greitai. Iki!